vaikštau čia per pertrauką ir kažkaip, vis galvoju, kad noriu pašnekėti apie gerumą, kokios yra tos temos ir kažkaip kalbėti apie tai, užvesti žmonės, domėtis tuo. Aš suprantu, kad pozityvios žinutės ir tos pačios temos kaip gerumas, jos nėra labai paklausios. Aš neįsivaizduoju konteksto kažkokiais dideliais flashy, pompastiškais pavadinimais, antraščių, gerumas, čia tas ir tas kažkam padėjo. Fainai, mūsų tai nekabina, norim, nenorim, mums tai nekelia labai daug kažkokių tai kraštutiniškų emocijų ir mes nesidomim, kas gaunasi, kad tada ir nekalbam, neberašom ir tada liekam tiesiog tarptų labiau kažkokių negatyvesnių žinučių. Ir turbūt yra labai sudėtinga kalbėti apie tokią temą, ir jinai yra labai tikrai subtili ir daug apie ją turiu skaityti, kad normaliai suprasčiau, kas tai konkrečiai yra. Ir tokios informacijos nėra tokios sukramtytos, kuri patinka mūsų visuomeniai dabar žmonėm. Mes esame pripratę prie tokios trumpai aiškiai pasakytos informacijos. Ir aš tiesiog matau, kaip tas gerumas, kaip mes, ne gerumas, bet elgesys, kaip mes mokinamės vieni iš kitų. Mes, tarkim, Lietuvoje turime atstovaujamąją valdžią ir matome, kaip vyksta kokie dalykai rinkimų metu, kaip vieni iš kitų, ne tai, kad netyčiamės, bet ieškom tų kažkokių tai taškų ar ten, kur kažką gal blogai padarėjai, tai aš tau dar ir pasakysiu, kad tu čia blogai padarėjai ir kad aš padarysiu geriau. Ir jeigu mūsų atstovaujamoji valdžia, kur yra aukščiausiai, kuriuos mes labai dažnai girdim, kas vyksta politikoje, girdim tos visus žodynus jų, jie vieni iš kitų žiauriai baksnoja pirštais ir vienaip ar kitaip vadina. Tokia maniera kalbėjimo ir elgesio bendravimo, jinai persideda žemiau, nes mes turim tiesiog pavyzdį, norim, nenorim, ne tai, kad mes net juos lygiuojamės, mums kažkokie tai elementai bendravimo, jie persideda, kažkaip mano akise perspektyvų dėliojasi toks bendras vaizdas, kad tada yra vadovai ir jie tada pirštais baksnoja, tada jie sako, kad tu ne taip padarėjai, galėjai padaryti geriau. Truputėlį šoksiu, nes nuskambėjo taip lyg blogai tie vadovai, kurie sako, kad tu kažką padarai blogai, iš taip, tu gali padaryti geriau. Aš turiu galvoj, kad yra tokie vadovai, kuriuos, manau, daug kas yra patyręs, kurie naudojasi savo statusu, savo užsipelnytą vietą darbe, tą aukščiausią, ar tai direktorius, ar šiaip įmonės vadovas. Ir jie neina į diskusiją su specialistais dėl kažkokio darbo, kaip jį būtų galima atlikti, jie tau pasako, kaip turėtų būti atliktas darbas. Ir tu man nesi kaip darbuotojas, kuris turi žinių ir patirties, tu man esi žmogus, kuriam aš pasakiau, kaip turi būti atliktas darbas ir aš dabar tikiuosi, kad jis bus atliktas darbas. Man nerūpi tavo procesas, kaip tu galvoji, ar kokias tu matai problemas. Man turi būti rezultatas. Visas šitas labai yra atsispindi mūsų politikos žaidimuose, nes yra visokie tik tai žadėjimai, rezultatai, tikslai, svajonės, fantazijos, bet tu niekada negirdi normaliai. Tai kokiai, fainai šitos tavo visos idėjos, kokie dabar tavo bus pirmi 3 žingsniai, kad dabar tu tai pasieksim. Tai šitas visas mindsetas, mąstymo modelis, man labai ryškiai matosi darbo vietose, girdžiu žmonės kaip šneka, kad tiesiog yra tikimasi aukščiausių rezultatų, bet tai sako, neturiu priemonių, kaip tą padaryti. Tai šita mano analogija labai yra pavyzdys, ką mes, nežinau, ar sąmoningai, nesąmoningai, bet mes perimam kaip žiauriai kažkodėl gerą manierą, gerą elgesį su savo pavaldiniais. Ir mes neįname tokią konversaciją, kuri galėtų būti, gal mes galime dabar kartu tai padaryti geriau kažkaip, mes kartu galim tai padaryti daug efektyviau ir greičiau ir man atrodo net pigiau, drįstu sakyti. Ir čia, aišku, yra labai utopinis ir labai svajotinas ir aš su rašniais sakiniais gal esu, nežinau. Tikrai visais laikais buvo blogio. Mes turėjom ir vergovę, mes turėjom gladiatorių kovas, mes turėjom periodus, kai moteris neturėjo jokios teisės visuomenės formavime. Šiais laikais atrodo, kad blogio yra labai daug. Vyksta vis daugiau karų ir matom ir girdim, kaip žmogus, grupelė nevertina kito gyvybės ir net tikrai labai sunku yra, tikrai yra labai sudėtinga aprėpti galvoj, kiek daug yra neteisybės kito žmogaus atžvilgių, kai prieš jį yra elgiamasi taip, kaip jisai
visiškai nenori, kad su jo kūnu ir jo siela elgtumėmės. Ir, na, aišku, gali pasirodyti, kad tik tai dabar taip yra blogai, bet atrodo, kad mūsų žmogaus prigimtis yra kitam daryti blogą, mes esam linkę į tą destrukciją. Kas turėtų rūpintis mūsų gerumu? Kad gyvenam gėryje, kad gyvenam meilėje, taikoje, teisingume. Šitie klausimai tai jie nėra kažkokie labai unikalūs ar originalūs, čia labai daug filosofų užsiminėja jais. Atrodo, kad šitie klausimai man jau labai ilgą laiką ne tai, kad kankina, gal tiesiog norisi atrasti atsakymus į klausimus, kodėl toks yra jausmas, kad šiais laikais yra tiek daug blogio. Ir aš nežinau, kam aš visą šitą šneku, bet tiesiog galvoju, tai jeigu aš norėčiau daugiau, taip sakant, plauti smegenis žmonėms apie gerumą, kad mes būtumėm daugiau geri, nes man taip dėliojasi kažkaip mintis, jog yra labai daug blogio, kurį mes pastebim, matom, domimės, yra informacijos labai daug, žurnalistai apie tai rašo, visokie dokumentiniai filmai ir panašiai. Ar mes galim kažkaip sąmoningai kurti gerumą, kas reikalauja labai daug pastangų ir labai daug laiko, ir mes esam tokie visi iš inercijos įtraukiami į tą visą rutiną ir stresą, ir darbus, karjerą, pinigus, šeimos kūrimą, kada dar galvoti apie tą gerumą. Ir man kažkaip, aš žinau, kad yra pilna žmonių, kurie domisi ir kuria tokį turinį, kuris yra apie santykius, apie vienas kitą, kad kaip mes galim mokytis geresni būti. Yra to turinio. Gal man atrodo, kad tai per mažai yra, o gal aš pati jo nepastebiu, o gal tiesiog dar daugiau reikia. Ir ne tam, kad užgožti tuos visus labai tas blogio apraiškas, blogio materializavimas į mūsų pasaulyje. Bet gal mes galim vieni su kitu daugiau šnekėtis apie tai, kas mum yra gėris. Gal kažkokios draugų grupės išneka su klausimais, o tai, kas tau yra geras, ar tu laikai save geru žmogumi, kas tau yra geras žmogus, ar tu manai, kad būni kartais blogas žmogus, kur ta tavo riba yra, kad tu žinai, kad, gerai, aš gal ir galiu būti bloga, ką mes laikom blogų žmogum su ribom, nežinau, tai yra turbūt kažką tai pagosipin, paliežuvauti, ar kažkaip blogai atsiliepti apie žmogų už jo nugaros, pasityčioti, kažką intencionaliai padaryti negerai kitam žmogui, kaip, nežinau, įbrėžti mašiną su rakteliu, ar išdavystės visokios. Tai va, tiesiog, kur yra tos ribos, kur mes pasakom savo, kad taip, aš nenorėčiau daugiau kelti žmogui skausmo. Mes visi gyvenam labai skirtingais kontekstais ir istorijom, su skirtingom finansiniam galimybėm, sveikatos galimybėm. Ir nežinau, turbūt kol kas turiu pasakyti tik tai tiek, kad man norisi šią temą nagrinėti ir kažkaip po truputį bandysiu ją analizuoti, vien tam, kad aš suprasčiau, kaip šiuolaikiniam žmogui, kuris yra pilnas tų slengų, anglizmų, nežinau,
narkotikų paveikimo būsenose. Įdomu, kas mums yra, ką mes dar šiais laikais laikome geriu. Ar mes norime būti geri, kiek labai norime būti, kiek mes iš tikrųjų galime būti geri, kiek mūsų kūnas, mūsų laikas, mūsų darbai mums leidžia būti gerais. Ir kaip dažnai mes tiesiog leidžiamės į tą blogio, nežinau, emociją, impulsą. Ar mums lengva apskritai ir pasirinkti tuose momentuose, kai mes norim kažką padaryti negerai, ar mes galim sustoti ir pasakyti savo, kad bet aš noriu padaryti ir būti geras žmogus, tai gal aš geriau nedarysiu to blogai. Nes ir būna labai daug situacijų gyvenime, kai mes galim būti vieniem toj pačioj situacijai, bus žmonės, kurie patirs gerumą, bet kiti nukentės ir patirs tą blogumą kažkokia tai prasme. Ir sunku tą įvertinti, bet kaip dažnai mes renkamės įvertinti. Nežinau, šitas temos, man atrodo, yra šiais laikais labai aktualios ir naudingos, kadangi mes vis labiau lendam į technologijas, į internetą, į virtualų pasaulį. Ir kiek labai mes dar tą visą vertinam žmogiškumą, kiek mums dar jo norisi, kiek reikia, nes ta visa ir vienišumo pandemija tik taip plinta, nors sako, kad su dirbtiniu intelektu ją išspręs. Aišku, ten galima bendrauti su kažkokiu psichologu, arba ten tu promptini tą dirbtinį intelektą, kad tu šnekėtų kaip su geriausiu draugu. Nežinau, čia net nesigilinus ir yra labai daug etinių klausimų, apie ką tas būtų ryšys. Tai bet kas liečia mūsų žmogus su žmogum santykį, ar mums dar reikia žmogaus su žmogum santykių? Ar mes turim pradėti galvoti ir mąstyti sąmoningai ir tiesiog filosofuoti, klausti klausimų, nebūtinai rasti atsakymų, bet kiek labai man dar norisi, reikia, rūpi, naudinga, vertinga, trūksta, reikia žmogiško santykio. Mano tikslas ir noras kažkaip bus bandyti iš šios klausimus atsakyti, nes kažkokia prasme man važiuoja stogas. Bet ta tokia, dar bandau išsakyti sveiką balansą, nes labai bandau rasti gėrio kasdieną ir pati jį kurti, bet ir pati esu žmogus ir tikrai su ribotais resursais, finansiniais, laiko, sveikatos, energijos panašiai. Tai ir mes visi esame labai daug kas įsisukę veiklose ir darbuose, tai jo, kol kas kažkaip taip. Ir persideda tada, jo, už gerumą. Šie laikai jaučiasi, Sveiki. Sveiki. Taip. Tai jaučiu, kad turiu šokti į socialinius... Jaučiu, kad turiu šokti... Jaučiu, kad turiu šokti į socialinius tinklus, nes... ne. Jaučiu, kad... taip. Tai...
visais laikais, tikrai visais laikais buvo to, tikrai visais laikais, atrodo, kad pasaulį apgaubė toks didžiulis, toks apėmė toks piktas, savanaudiškas, negeras debesis. Aš gal noriu teikti, kad tas debesis visą laiką buvo mus apglėbęs, nes visais laikais buvo to blogio, kuris mums dabar ir man dabar jaučiasi toks labai intensyvus. Wow, kaip sudėtinga. Vis keičiu poziciją, nes man tiesiog, kai apie kažką vis pasakoju, einu į tokias emocijas ir taip susijaudinu, kad nebegaliu normaliai tiesiog pasakyti sakinam. Ir, ir šiaip kalbėti yra su savimi labai keistam. Oh.